Lenko ataka, pavojingas perdavimas ir štai čia jau viskas pagal taisyklės. Ir dabar Lenkai kairiuoju kraštu, neblogas čia perdavimas ir nepatogia. Zonai ilgai nepavyko užsibūti, trise. Lenkai dabar dalyvauja greitajame puolime, vėl metimas Rytulninkų, vėl Ovsijenko. Jo metimas iš toli, dar kartą bus šansas ir galimybė buvo. Čia neblogai, viskas gavosi. Pavyksta įsiveržti į zoną, metimas yra pavojingus laimėti. Lietuvos rinktinės žaidėjai, štai čia pavojinga ataka. Vėl priverstas skirti. Vėl sugrąžina Rytulio kontrolę, svečiai. Metimas iš toli, vartininkas ir praėjusiame sezone. Gerai pasirodyta čia Lenko ataka, žiūrėsime, kuo jį baigsis. Metimas vėl Kos klube. Jungtinės Amerikos valstijose žaidžiantis Ledo Rytulininkas 2 yra. Štai čia šansas buvo apdimo. Dar viena Mūsiškio ataka, čia aštrus kampas, perdavimas įvartis! O čia pervintas ritulys, 1-1 metimas. Ne, anksčiau nepelnė, tas įvartis buvo pelnytas, kai komandos žaidžia lygių sudėčių. Čia galimybė. Koks geras bėga brangios sekundės svečiams. Na, tiesa, jie greitai atsiduria. O čia jau pavojus. Realizavimas svečiams. Ne. Neužsibuvo ilgokai zonoje. Čia metimas juos svardu. Šiandien žovo atakas. Čia jau gali būti rimtas pavojus ir išlyginamasis įvartis. Žovo atakas. Oi, čia kokia klaida, nepavyksta išmesti Rytulio ir aštrus kampas. Čia gali būti vėl pavojinga ataka, metimas yra ir perimto Rytulio buvo Mikhaila Buzikovas, nepavyko perimti Rytulio. Tolimas šūvis ir vėl ginti. Čia galimybė pabėgti 1-1, ne. Įvartis, ne. Šias klaidos ir ilgiau Rytulys neužsibūna. Opapa, kaip gražiai galėjo Kalvinsko. Smūgis į vartus. Dabar jis vėl išvestas bus tikriausiai smūgį į vartus. Štai čia taip šauna jis į vartus. Žaista šiame turnyre. Čia Lenko ataka, pavojinga situacija ir komandos žaidėjai. Štai čia perimtas Rytulys ir šansas mūsų komandai. Na, ne. Na, vėl yra prabėgo jau ne tiek ir mažai laiko. Jau šiame mače prabėgo šoka Rytulys ir svarbu neprasižengti dar kartą ir nelikti trise. Lietuvos rinktinės žaidėjai ir dabar jau reikia grįžti trise prieš du gynėjus ir čia pavojinga ataka. Žymiai daugiau tų smūgių vartų atliko svečiai. Čia mūsų komandos žaidėjų ataka. Tikrai turėtume susikurti. Olejniko perdavimas, metimas į vartus. Viskas buvo gerai. Skrieja pasiųstas Rytulys. Atlikti smūgį į vartus, taigi vėl gynyboje neblogai sužaista, už tai čia galimybė buvo svečiams pačios nerezultatyviausios šiame turnyre rungtynės, nes čia kaip apmaudu. Olejniko perdavimas atgal, Ovsijenko. Jo metimas blokuotas ir štai čia jau labai prasta situacija. Taip, Lenkijos komanda.